Ką gali žmogus ir ko nemoka dirbtinis intelektas? Žmogus geba naudotis neišreikštomis gyvomis žiniomis, kuriuose susijungia jo patirtis, kompetencijos, intuicija. Dirbtinis intelektas gyvų žinių generuoti negali. Tad esminis klausimas, kurį šiandien turėtų savo užduoti šiuolaikinis žmogus, kaip aš savyje auginu ir kaip auginsiu ateityje gyvas žinias. Apie neišreikštas gyvas žinias ir jų auginimo būdus naujojo sezono pirmoje laidoje kalbėsime su Sauliu Jovaišu, vadovų konsultantu. Labas, Sauliau. Labas. Pasikviečiau tave atverti naujai atrastą Man garbė. labai seną klausimą. Nes man atrodo, kai dabar tiek mes daug kalbame visi apie dirbtiną intelektą, nereikėtų pamiršti, kad žmogus yra nelygus mašinai ir kad egzistuoja pagal mokslą išskirtos dvi kategorijos gyvos neišreikštos žinios ir standartizuotos formalizuotos žinios. Ir žmogaus pranašumas yra pirmosiose. Ir pirmąjį klausimą, kurį tau noriu užduoti, kaip tu supranti, kaip žmogus, kas tai yra gyvos neišreikštos žinios? Aš turiu pripažinti, kad tu buvai tas žmogus, kuris mums besikalbant apie laidą ir apie šitą tematiką kažkaip artikuliavai, įvardinai tas gyvasias žinias. Aš turbūt niekada savo taip neįvardinau, bet visą laiką yra fenomenas, yra tas nepaprastai intelektualiai malonus ir praturtinantis dalykas, kai tu supranti, kad kažkas įvyko, pavyzdžiui, per pokalbį. Kada, pavyzdžiui, tu uždavė klausimą arba tau uždavė klausimą ir atsirado kažkoks tai turinys, kurio tarsi nebuvo prieš tai. Arba kurį tu buvai pamiršęs, arba kurio nežinai, kad šitam kontekste jis gali galioti. Arba kada tu skiri laiko permastyti, apmastyti tai, kas atsitiko, tai, kas galėjo atsitikti, bet neatsitiko. Kitaip sakant, tu reflektuoji ir paverti savo patyrimą, bent jau aš taip suprantu, reiškia, patirtimi, jeigu taip galima sakyti, tą patyrimą, empirinį patyrimą, kažkokį emocinį patyrimą, patirtimi, kurią tu galėjai paskui pritaikyti. Ir tas toksai tarsi virsmas, tarsi atsiradimas kažko iš nieko. Tai aš taip supratau apie tas gyvasias žinias, man tai yra turbūt tai. Tai yra, kada mes prieš akimirką dar nežinojome, ko nežinome, ko nežinojome ir būtent iš mūsų pokalbio su savimi arba su kitu žmogumi atsirado turinys. Be abejo, taip pat gali būti ir atsiradimas iš kultūrinių dalykų, iš patirčių aplinkoje, iš kažkokių tai atsitikimų permąstytų, bet labiausiai turbūt reflektyvus momentas, toksai, kuris atsiranda vėlgi iš klausimo, kurį gauni arba užduodi, arba klausimo, kurį tu užduodi savo. Ir tas reflektyvumas jis tave praturtina ir sukuria kažkokią tai galimybę tą patyrimą paversti patirtimi ir naudoti ją kasdieną. Turbūt kažkaip taip. Man dabar ateina vienas pavyzdys labai šviežias, ką tik grįžau iš arabų moterų investuotojų forumo, ten tokia bendruomenė ir vyrų, ir moterų, ir važiavau kartu su jauna mergina, komunikacijos vadybininkė, jai apie 22-23 metus. Ir mes ten trejetą dienų prabuvom, daug šiltų santykių primesgėm ir labai gražiai pabaigoje jinai pareflektavo. Žinai, sako Rasa, aš supratau vieną dalyką. Verslas yra daromas arba tada, kai yra labai aiški vertė, nauda ir uždarbis, arba verslas yra daromas, kaip yra šilti santykiai. Ir aš taip žiūrėdama ją supratau, va čia ir yra gyvos žinios, ne vadovėlinės, ne institute, ne universitetuose formalizuotos, bet jinai iš pačio proceso jau atrado tą žinią ir šita žinia joje jau gyvens visada ir jinai visada galės atpažinti. Ir jinai formuos jos santykį su realybė tam tikrą prasme. Šita žinia, jinai jau galvos, kad yra normalu kurti verslą per santykį arba kad santykis yra priemonė, galimybė ir panašiai. Tai reiškia, kitaip sakant, tas gyvos žinios, kaip tos vadini, jos formuoja mūsų santykį su realybė ilgainiui, jeigu mes jas atpažįstam. Jeigu net pažįstam, tai neįvyksta tas refleksijos momentas, tai tas neformuoja to mūsų santykių. O tavo pavyzdžiai, kokiu būdu pas tave randasi gyvos žinios? Aš turbūt iš aktualijų, turbūt mes galim kalbėti apie per visą gyvenimą gautą krūvą, tų reiškia gyvų žinių iš santykių su savo artimaisiais, iš pavyzdžių, kuriuos mes matom iš kitų žmonių elgesio, iš nerimo, kurį jaučiam, kai nesuprantam kitų žmonių elgesio ir paskui staiga suprantam, kodėl jis toksai buvo. Tai tokio tarsi atradimo fenomenologinio.
Bet man labiausiai tai yra tas iš santykių su klientais, santykių su žmonėm, kuriem aš turiu tam tikrą savyje misiją, tarsi padėti jiems rasti tokius sprendimus ir dažnai ir neretai gaunasi, kad jie tarsi atranda ir tas gyvasias žinias. Tai yra bet koks pavyzdys. Vakar iš ryto sėdžiu su klientu šnekuosi ir jisai ateina su eile problemų, kurias sprendžia, aš nežinau, kaip jas spręsti problemas, arba neprisimenu. Jisai tarsi žino, ką reikia daryti, kad problemos būtų išspręstos, bet tik po to, kada mes pokalbyje užduodame vienas kitam klausimų, pradame analizuoti, svarstyti, kas bus, jeigu bus, kas bus, jeigu nebus, kas bus, jeigu mes pasielgsim vienaip arba pasielgsime kitaip. Ir tada žmogus išeina iš to žinodamas arba įvardinęs, artikuliavęs visai ką kitą, negu buvo atsinešęs prieš tas pusvalandį ir 45 minutės, kai mes pasišnekėjom, jisai išsinešė visai kitą žinojimą ir visai kitą planą. Bet ne ta prasme planą, kad jis atsisėdo ir dabar punktas A, punktas B, punktas C. Ne. Tas planas yra toks tarsi jis nėra visai apčiuopiamas. Tu tiesiog dabar jau žinai, ką ketini daryti, o paskui sėsi ir sugalvosi, kaip pažingsniui tą išdėliosiu. Bet tu įgyji tą žinojimą. Tai yra ta situacija, kada, nežinau, pavyzdžiui, vaikas klausia, tėti, o kas tau labiausiai patinka tame, aš nežinau, kompiuterinėje programoje, kurią aš dabar žaidžiu. Kažkokio žaidime. Ir atsiranda tam tikra žinia, nes tu gali sureaguoti ir sakyti savo, aš turbūt turėčiau pasakyti, kad, čia gal nelabai kažką gerai, čia vertybiška, tai moralė, arba šiaip sveikatos prasme nelabai kažką gerai, arba tu staiga randi savyje smalsumą, nes čia, man atrodo, smalsumas yra tas raktinis tų žodis, bent jau aš taip suprantu. Ir sakai, žinai, aš nežinau, kas man patinka, bet man labai įdomu, kas čia. Ir kada tavo vaikas papasakoja, kas čia, jisai supranta, kas čia. Kai jis tau papasakoja, kas čia. Ir tu gal biškai supranti, bet žymiai daugiau jisai pats supranta, kada tau papasakoja. Tai va tokie tie pavyzdžiai tokie kasdieniai akimirkoje. Man, pavyzdžiui, yra vienas gražiausių pavyzdžių, kaip mes kartais kaip coacheriai, tarkim, žmonės, kurie turi tam tikrą specialybę šitą, kurią naudoja savo gyvenime, kai mes klausime, kas yra coachingas. Ir aš sakau, žiūrėkit, buvo taip gyvenime, kada jūsų kas nors draugas, pažįstamas kolega paklausė, uždavė jums klausimą, jūs pagalvojat, blema, geras klausimas. Visai buvau nepagalvojęs apie tai. Ir va atsiranda kažkokia gyva žinia, kuri formuoja tavo turinį ir formuoja tavo santykį su realybė. Tai va taip tie dalykai atsiranda. Dabar tavęs beklausant, ypatingai tavo paskutinis sakinys labai gražiai pabrėžė vieną iš išraiškų gyvų žinių, tai yra ryšys su realybė, kontaktas su realybė. Nes kaip mes užduodam klausimus dirbtino intelektui, jis duoda labai daug scenarijų, bet tie scenarijai, tie variantai, jie tuo momentu gali neturėti kontakto su realybė, su tavo realybė, o ne su tom realybėm, kurios milijonai yra aplinkui. Tai mano manymu gyvos žinios, tai pirmoji išraiška yra, kad tai atitinka iš to kontakto su realybė, kuriame tu dabar esi ir tai yra gyva, tai yra tikra, tai nėra sugalvota. Jo, bet įsivaizduoja, kiek turi būti žmogus atviras tam kontaktui. Tai yra, žinai, tai prieštarauja kažkaip prasme mūsų prigimčiai žmogiškai, vienu aspektu biologinė prasme. Nes mes norim būti saugus ir tam, kad būtum saugus, mes ieškom pavojų. Tam, kad, reiškia, pavojai mūsų neužgriozdintų, mes pradedam nebematyti, kas vyksta. Kitaip sakant, nusišaliname nuo realybės, nusišaliname nuo to pajutimo nervo tokio, kurį mes turime, kai esame ramūs ir kai esame smalsūs. Mes turim tarsi tokį nervą. Mes jį, reiškia, žiūrim, o kas čia? Ir mums kažkas ten vyksta viduje. Ir va tas, reiškia, buvimas, drąsos apraiška kažkuria, tai prasme, kai tu nebebijai turėti tą santykį su realybė. Kai tu jautiesi pakankamai saugus arba pakankamai stiprus, nežinau, kad ta realybė yra okei, kokia jinai bebūtų. Ir va čia man irgi atrodo svarbus momentas, kada tos gyvos žinios į tave įeina, kai tu nebebijai to kontakto su realybė, nebebėgi nuo jo. Kaip jas auginti savyje, kaip tu jas augini, aš suprantu, kad dažniausiai žmogus tokio klausimo savo neužduoda. Taip, neužduoda. Nors man atrodo, kad tai buvo aktualu per visus amžius ir tie žmonės, kurie buvo meistrai, kurie buvo geresni specialistai negu aplinkiniai, jie savyje daug žinių turėjo ir jie gebėjo būtent sudėtingoj situacijoj perskaityti realybę ir duoti tinkamą sprendimą. Bet dabar, kai standartizuoti visi sprendimai yra atiduodami dirbtinį intelektui, tai dabar tą klausimą šis žmogus turi užduoti ir greičiausiai lengviausia yra užduoti prisiminus, kaip aš auginu savyje gyvas žinias. Jo, aš niekada savo nesakiau, kad aš auginu jas arba jų neauginu. Aš turbūt sakydavau taip, kaip daug kas sako, mokausi gyventi. Bet man atrodo, kad tai kažkaip labai šalia yra dalykų ir aš nieko geresnio išskyrus refleksiją aš nežinau, ką aš jau paminėjau.
Bet aš prisiminiau dar vieną istoriją, žinai, ir aš galvoju, labai trumpai papasakosiu greitai. Būtent apie tai, vat, kada mes atrodo, kad taip, mes esam dėl savo, reiškia, tos milžiniškos įtakos dirgiklių krūvos, kurią mes turime savo šiuolaikiniam pasaulyje, tai yra informacinių dirgiklių krūvos, mes tarsi atpratome sustoti ir sąmoningai skirti laiko, dedikuoti laiko permastyti tai, kas vyksta. Apmąstymui. Taip, tie žmonės, kurie tu mini, iš senesniųjų amžių arba antikos arba renesanso arba kažkur jie buvo žmonės, kurie turbūt prabangos dėka, o galbūt iš nuobodulio, dar dėl kažko tai kito, jie turėjo galimybę arba įprotį turėjo sustoti ir apmąstyti. Apmąstyti, o kasgi čia dabar vyksta? Laiškai būdavo būdas apmąstyti. Dabar mes tokių laiškų ilgų nerašome, kurie yra ten po 15-20 puslapių, reiškia. Tai nėra kada apmąstyti. Bet aš prisiminiau vieną atvejį gamyklai. Prieš 15 metų gamykloje aš dariau mokymus meistrams. Meistrai yra žmonės, kurie ką tik visai neseniai buvo darbininkais, operatoriais, tarkim, tie, kurie operuoja, daro dalykus paprastai rankomis arba ten automatiškai netgi galva. Ir aš uždaviau klausimą, kodėl jūs darote tai, ką darote. Toks paprastas klausimas atrodo, bet reiškia ne kodėl apskritai ten, produktyvumo prasme kažkaip, bet kodėl, kokia prasmė, kodėl jūs darot kiekvieną dieną tai, ką darot. Ir man patiko reakcija šito viso reikia tokia, aišku, ten dauguma žmonių sakė, ta prasme, kas tau neaišku, taigi dėl to, arba ten, nežinau, panašiai. Bet kitą kartą po savaitės mes sutikom vėl tą pačią grupę ir man viena meistrė sakė, žinai, sako, aš kažkaip užsikabinau už tavo klausimą, nuėjau pas savo darbininkus ir per 5 minutės šito paklausiau jų, kodėl mes darom tai, ką darom. 2/3 jų, aišku, pagalvojo, kad man kažkas negerai su sveikata, čia citata, reiškia, to meistrė. Bet sako, likęs 1/3 kažkaip per dieną prie manęs priejo bent kelis kartus ir su tokiu įdomu klausimu. Sako, bet rimtai, geras klausimas, o kodėl mes darom tai, ką darom? Jis sako, žinai, tai yra tie žmonės, ant kurių visa mūsų pamaina stovi. Tai yra tie, kurie išveža visą mūsų pamainą. Tai yra tie, kurie nebebijo arba dar nebijo, ar nustojo bijoti pagalvot. Nustojo bijot galvot. O dar, kai mes turim galvoj, kad mūsų smegenys suvalgo ten 30 kelis procentus visos energijos, kurią pagamina mūsų organizmas, kvėpuodamas, valgydamas ir gerdamas, tai visas organizmas nenori, kad mes galvotumėm. Ant kiek reikia turėti tą discipliną, kad vis dėlto stotum ir pagalvotum. Ir klausimas, kodėl aš čia, kodėl aš darau tai, ką darau, irgi turbūt geras klausimas. Būdas auginti savyje gyvas žinias, kaip ir būdas sutikti problemą, kurią tu turi gyvenime ir eiti jos spręsti. Irgi yra būdas auginti gyvasias žinias. Tai yra kažkuria prasme išmintingėjimas vyksta kažkoks tai. Bet aš nemanau, kad tai yra baigtinis procesas arba galim vienas kitą vadinti išmintingai žmonėmis. Greičiau išmintingėjančiais žmonėmis, sakykim taip. Labai gražus įsireiškimas išmintingėjantis ir noriu užlenkti antrą pirštą po kontakto su realybė, ant ką dabar labai gražiai pakalbėjom, kad gyvos žinios, jos yra neįmanomas be refleksijos ir gyvos žinios gimsta dažnai tada, kaip tu tame momente užduodi klausimą, prasmės klausimą, kam to reikia. Ir dabar antroji mūsų pokalbio dalyje noriu persiristi į organizacijas ir užduoti tau 2 klausimus gali pasirinkti, kuriuos nori atsakyti. Vienas klausimas yra, ar vadovus pakeis mašina, čia iš mūsų telefoninio pokalbio, o antras klausimas, o kam vadovams reikia savyje turėti, gebėti išreikšti gyvas žinias? Tie klausimai yra turbūt kaip tos pačios monetos 2 pusės tarsi. Ir trumpai atsakant į pirmą, ar dirbtinis intelektas, ar robotas, mašina pakeis vadovą, tai manau, kad tuos vadovus, kurie mano, kad jų vertė arba pagrindinė kuriama vertė yra žinoti kažką tai, žinoti daugiau negu žino kiti, tai tokius greičiausiai pakeis. Nes šitas pats su konsultantais. Jeigu konsultantas anksčiau buvo suvokiamas kaip profesija, kurioje žmogus gauna pinigus atlygį už tai, kad jis kažko žino daugiau negu kažkas kitas, tai tokių konsultantų era baigėsi. Nes čia GPT arba dirbtinis intelektas visą laiką žinos daugiau. Reiškia, tų, kurie akcentuoja žinias, tiesiog žinias tas formales, kurias gali atkartoti, gali išmokti ir paskui multiplikuoti, tai tuos pakeis, nes ta mašinikė yra žymiai geresnis daiktas negu mes šitų klausimų. Bet tada yra klausimas, tai jeigu, tarkim, aš jaučiu, kad manęs nepakeis, tai koks aš esu vadovas, kad manęs nepakeis, arba koks aš turėčiau būti vadovas, kad manęs nepakeistų. Ir va čia yra tas atsakymas, kad aš turiu auginti savyje tas gyvasias žinias. Dar iki šiol man labai neįprastas šis pavadinimas, bet vis dėlto matyt kaip nors priprasiu. Nes tai yra ir
emocinio intelekto dalis be abejo šitame visame reikale, tai yra mano gebėjimas reaguoti ne tik tai realybę, bet į santykį, į kitą žmogų, gebėjimas valdyti tą santykį savyje, gebėjimas valdyti santykį su kitu žmogumi. Ir kada mes kalbame, kad kuo toliau, tuo daugiau operacijų ir procedūrų, pasikartojančių operacijų procedūrų pakeis būtent arba pradės vykdyti robotai ir dirbtinis intelektas, tai kas tada lieka? O lieka tai, ko tu negali pakartoti taip paprastai. Tai lieka tai, ką tenka vos ne kiekvieną kartą iš naujo kurt. Kai tu ateini į darbą ir tavo nuotaika bloga, o tau reikia spręsti problemą su kolega, kurio nuotaika gera. Ir tau dabar reikia kurti santykį, ko pasekoje atsiras kažkoks rezultatas. Kitu atveju tu tiesiog užsirauksi ir, reiškia, ir kadangi suprasi, kad, kaip čia, kad turi teisę būti nelaimingu, bet kad tavo teisė būti nelaimingu dominuoja prieš rezultatą, kurį tu turi sukurti, ir tada nieks neįvyks, iš esmės. Ir va čia yra, kai vadovas yra atviras realybėj, jisai gali greitai reaguoti į ją, jis gali įtraukti kitus žmonės į žymiai platesnį, reiškia, spektrą to, kas vyksta. Jis gali pasakyti žmonėm, žiūrėkit, o ką jeigu mes pagalvotumėm iš tos pusės, o žiūrėkit, o kas bus, jeigu bus va taip. Ir tai atsiranda jau galimybė ir kompetencija vadovo kelti klausimus. O tai atsitinka tik tada, kai jisai nežino. Nes jeigu tu žinai, tau nėra klausimų. Tu viską žinai. Tu, reiškia, neturi klausimų. Bet jeigu tu viską žinai, tave pakeis. O jeigu tu nežinai, tada tu turi galimybę būti smalsiu, atviru ir uždavinėti klausimus ir pamatyti dalykus, kurių nepamatys tas, kuris viską žino. Man dabar ateina mintis, kad viena iš tokių labai esmingų sąlygų, kas leidžia savyje auginti neišreikštas žinias arba išmintingėti, kaip tu labai gražiai išsireiški, tai yra klausimai, visur užduoti klausimus. Ir matyt, ateina ypatingai dabar laikas mokytis užduoti klausimus. Ir ypatingai laikas susigrąžinti savo smalsumą, susigrąžinti savo žingeidumą. Tai yra daugybė, nežinau, keletą pastarųjų metų, turbūt daugybę metų sąlyginai. Kalbam apie tai, kad mes praradome savo sugebėjimą būti smalsus, kokie buvo vaikai. Net dabar ir vaikai labai anksti nustoja uždavinėti klausimus. Kas anksčiau būdavo ir vos ne iki 14 metų jau uždavinėdavo klausimus. Dabar jau reiškia 4-5, jie jau viską žino, iš esmės. Bet mes tokiu būdu atrofuojasi mūsų smalsumas, atrofuojasi mūsų norėjimas žinoti, bet ir atrofuojasi mūsų gebėjimas nebijoti nežinoti. Man atrodo, tai labai svarbus dalykas. Tai yra nebijoti nežinoti. Ir tai yra ne tik tai apie drąsą, tai yra būtent apie tą atsigręžimą į tai, kas yra. Nes kitaip, jeigu tu žinai, kas iš tikrųjų dabar yra 100% žinai, tai, kažko tu labai stipriai nežinai. Nėra kontakto su realybė. Nėra kontakto su realybė, jo. Ir dar vieną klausimą noriu tau užduoti. Kaip tau atrodo, ką organizacija turėtų daryti, kad organizacijose kurtųsi kultūra, kad gimtų tos neišreikštos žinios? Nes mano suopračiu, ką mes vadinam organizacijos know-how, angliškai tariant, tai yra visuma neišreikštų žinių, kur turi būtent ši organizacija. Ką reikėtų organizacijai daryti? Aš manau, kad neišvengiamai, jeigu viskas taip greitai vystysis, tai viskas vystysis, kaip dabar vystosi su dirbtiniu intelektu ir su ta, reiškia, vienu iš jo produktų, pavyzdžiui, to pati OpenAI, reiškia, tai jau tai savame privers organizacijas peržiūrėti savo kultūros vystymosi prioritetus. Ką turiu galvoje, tai yra, kur link mes norim kreipti mūsų kasdienį veikimą, žmogaus veikimą. Kultūra yra veikimas, kasdienis veikimas. Ir kur link mes jį norim kreipti? Ar mes jį norime kreipti, kad mūsų žmonės mokėtų kaip galima greičiau padaryti tai, ką jie vakar žinojo? Tai reiškia, mes verčiame juos tapti robotais. Robotai bus pigesni negu žmonės, bet kuriuo atveju, ir su jais bus žymiai mažiau problemų. Reiškia, tas kelias yra pavojingas, perdėm rizikingas ilgalaikė perspektyva. Reiškia, mūsų žmonės turi būti, kultūra jos turi skatinti, o būtent taip ir atsitinka pokytis elgesyje, kai kultūra skatina būti tuo tokiu, neatkartoti tai, kad tu žinojai vakar, o šiandien sužinoti tai, kad tu nežinojai vakar. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, vadovams teks atsigręžti į kultūrą ir sakyti, žiūrėk, kokius aš noriu turėti aplink save žmonės. Ar tokius, kurie tiesiog gali atkartoti. Ir bus tokių vadovų, kurie sakys taip, aš noriu turėti tokių žmonių, kurie atkartos tai, ką žinojo vakar, atkartos pakankamai greitai. Fine, bet tai bus tik tai tol kol. O jeigu žiūrėti ilgalaikiškesnę perspektyvą, tai tiesiog tai yra dead endas, tai yra kelias su labai aiškia plyta gale, nes tiesiog tokių žmonių nereikės. Reikės žymiai kūrybiškesnių, atviresnių ir su klausimais žmonių.